Lorbazė, kifozė, skoliozė, ištiesėjimas. Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip pagerinti tavo laikyseną vos per kelias minutės. Aš išmokysiu tave specifinių pratimų, kurie padės sumažinti pagrindinės įtampas, kurios iškreipia mūsų stuburą ir blogina laikyseną. Tu gali pasirinkti atlikti visus pratimus ir pagerinti visą stuburo būklę, arba pasirinkti tik tuos pratimus, kurie skirti tavo laikysenai. Jei turi hiperkifozę, hiperlordozę, skoliozę, ištiesėjimą, vienas petys žemiau už kitą, pakreiptą galvą. Ir svarbiausia, pamatysi, kad nereikia būti lieknam, jaunam ar labai lankščiam, kad turėtum gerai judantį stuburą. Ir pradėsime nuo įtampos, kuri šiandien labiausiai kenkia mūsų stuburui. Tai įtampa stuburo priekyje. Kai mes kaupiame šią įtampą stuburo priekyje, nesvarbu ar dėl ilgo sėdėjimo, ar dėl fizinio aktyvumo stokos, ar dėl kokių nors organų problemų, pavyzdžiui, kepenų ar skrandžio, ši įtampa stuburo priekyje gali sukelti tiesią juosmeninę dalį, gali sukelti hipercifozę, kai nugara tampa labiau kupra arba galvos pasislinkimą į priekį. Tokiu atveju kaklinė dalis linkusi tiesėti. Kad pagerintumėm visas šias problemas iš karto ir paveiktumėm šią įtampą, mes derinsime 2 pratimus. Pradėkite atsigulę ant pilvo, remkitės alkūnėmis ir būkite kuo labiau atsipalaidavę. Kad dar labiau padidintume šį tempimą, prašau jūsų atkreipti dėmesį į 2 dalykus. Pirmasis iš jų yra kvėpavimas. Darysime kitokį kvėpavimą, nes diafragma yra šios įtampos centre. Tai pagrindinė dalis, raktinė dalis, nes jis susijusi su kepenimis, skrandžiu. Ir vidaus organai, žarnos, taigi tai pagerina tiek raumenų būklę, tiek vidaus organų įtampas, gerai? Taigi, šioje atsipalaidavusioje padėtyje atliksite tempimo kvėpavimą. Iškvėpkite orą ilgiau, iškvėpkite orą skaičiuodami iki 3, o įkvėpkite suskaičiavę iki 4. Padarom kartą. Antras dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra kaklas. Jokių būdų nežiūrėkite tiesiai į priekį. Atkiškite smakrą į priekį, nuleiskite galvą, kol jis susilygins su stuburu, smakrą įtraukite į vidų. Jei sugebėsite išlaikyti smakrą įtrauktą štai taip, atverkite krūtinę, leiskite krūtiniai būti nukreiptai į priekį. Ir čia jūs galite švelniai ištempti visą priekinę stuburo dalį, neapkraunant kaklo. Tai daroma per visą stuburą. Tuo pačiu metu čia pabūsite nuo 1 iki 3 minučių. Ir štai čia slypi šios įtampos paslaptis, nes kartais ją taip sunku sumažinti. Dažniausiai ši įtampa priekinėje stuburo dalyje eina iš viršaus į apačią. Taigi prasideda čia, stuburo pradžioje, galvos sąnariuose kartu su kaklu. Taigi antrasis pratimas yra būtent tam, ar ne? Atsiremk į sieną, pabandyk priglausti visą stuburą, tu pasakysi, kad taip, štai. Įtrauk smakrą į vidų ir ištrauk į išorę, žiūrėdamas žemyn ir aukštyn, nenukeldamas galvos nuo sienos, išdirsi, kaip plaukai traška ir trinasi į sieną. Tai daryk lėtai, neskubėdamas tiek, kiek tau patogu, nuo 30 sekundžių iki 1 minutės. Ir jei traška, tai normalu. Tas traškesys reiškia, kad pradedame judinti tas sąnarius, kurie kartais būna užstrigę, panašiai kaip kai tempi pirštą ir kartais jis traška. Kita įtampa, su kuria dirbsime, yra įtampa užpakalinėje stuburo pusėje. Be to išplitusio skausmo nugaroje, ši įtampa gali sukelti juosmens hiperlorbozę, kai žmogaus nugara yra išlenkta, gali sukelti krūtinės stuburo ištiesėjimą, o kaklo srityje kreivės padidėjimą, hiperlorbozę. Ir tas trumpas kaklas, tas žmogus, kuris kaupia daug įtampos ir dažnai kenčia nuo įtampos galvos skausmo. Triukas čia yra suprasti, kad ši įtampa dažniausiai kyla iš kojų. Tai taip pat susiję su tai žmonėmis, kurių raumenys sutrumpėja, kuriems sunku pasiekti ranką žemę. Ar ir tu toks esi? Atsigulk šalia sienos, tai gali būti ant sofos, čiužinio ar net ant grindų, pasidėk aukštą pagalvę
gali būti net 2 pagalvės. Atkreipiu dėmesį, kad jau pradedame tempti, ištiesti stuburo užpakalinę dalį, tu ištiesi vieną koją, remdamas kulną į sieną. Noriu, kad kai trauksi pėdą link savęs, trauksi pirštus link savęs, jaustum tempimą užpakalinėje kojos dalyje, bet neskaudėtų, gerai? Jeigu skauda, vadinasi per daug spaudi. Tokiu atveju atsitrauk toliau. Štai, leisk parodyti tau čia, žiūrėk. Aš padariau tą judesį, tada daktarė Aleksandrai Motai skaudėjo, tai tu atsitrauki toliau nuo sienos, nes koja automatiškai nusileidžia žemiau, tarsi mažiau temptum, gerai? Man geriau, kai būna arčiau. Puiku. Šioje pozicijoje tu atsipalaiduosi ir darysi šį judesį su koja. Štai, patrauk pirštus link savęs, paliesk pėdos galiukų sieną. Tai darysi 60 kartų su kiekviena koja, nereikia visų 60 iš karto, gali padaryti pavyzdžiui 3 serijas po 20, gerai? Be skubėjimo, be jėgos, mėgaukis šiuo atsipalaidavimu. Pastebėk, kad kai patrauki pėdą, kartais net viduje pajunti tempimą, stuburą juosmens srityje, bet kai pradedi atsipalaiduoti, atsipalaidavimas ateina ir į visą stuburą. Kad pilnai atpalaiduotum šiuos raumenis ir net šiek tiek pagerintum sąnarius, kas dažnai sukelia dirginimą, padaryk štai taip, žiūrėk. Atsistok, padėk rankas ties juosmeniu, ties juosmens stuburo dalimi. Jei nežinai, kur yra juosmens sritis, geriausia, kad pirštai čia gale liestų. Dabar, neperlenkdamas kelių, pasilenk atgal, kol pajusi tą malonų tempimo jausmą, kai norisi išsitiesti, ištempti čia priekyje, žiūrėk. Eik iki tol, kol pajusi tempimą ir lik čia 10 sekundžių bandydamas atpalaiduoti kūną ir kvėpuodamas labai lėtai, labai ramiai. O po 10 sekundžių tiesiog grįžk atgal. Manai, kad pratimas kvailas? Tai padaryk ir pabandyk vėl paliesti grindis. Paskui parašyk man komentaruose. Man labai patiko. Dabar metas padirbėti su šia įtampa. Dabar įtampa, kuri eina per stuburą iš vienos pusės į kitą. Tai pagrindinė įtampa, dėl kurios mūsų galva pasvyra ir dažnai tai pastebime tik tada, kai fotografuojamės. Manai, kad stovi tiesiai kaip visi, bet iš tiesų esi pasviręs. Dėl kurios vienas petys būna žemiau už kitą ir kuri sukelia skoliozę kaklinėje, krūtininėje ir juosmeninėje stuburo dalyse. Pagrindinis dalykas čia švelniai tempti, kad nepertemptume. Ir leisti kiekvienai kūno daliai atsipalaiduoti savo tempu. Atsigulkite ant šono ir laikydami kojas kartu, sulenkite jas kiek tik galite, tarsi bandytumėte pritraukti kelius prie krūtinės, gerai? Darykite tai tiek, kiek galite, bet svarbiausia, kad nesukeltų skausmo, savaime aišku. Tai visada reikia pasakyti. Šioje padėtyje, kai nebegalėsite daugiau pritraukti, arba prieš prasidedant skausmui, sunerkite pirštus, padėkite ant krūtinės ir leiskite rankos svoriui sukti jūsų kūną. Rankos svoris atliks tempimą, gerai? Jaučiate tempimą nuo kmubo iki peties, einant per nugaros vidurį. Kiekvienas čia pajus, kad įtempta ar sukaustyta skirtingoje vietoje. Kai kurie žmonės jaus įtampą ties klubu, kiti, kad stuburas užsiblokavęs, dar kiti, kad įtampa yra prie peties. Tai ta mintis, tu darai švelnų tempimą, stengiasi kvėpuoti giliai, bandydamas atpalaiduoti kiekvieną savo kūno dalį ir pamažu pajusi, kaip ta įtampa nyksta. Tiesiog kvėpuok ramiai ir leisk rankos svoriui atlikti tempimą. Tai labai malonu, tai darysi po 3 minutės iš kiekvienos pusės. Kai baigsi 3 minutės čia, arba minutę, kai būsi patenkintas, tiesiog grįžk, ištrauk pėdas ir padaryk tą patį tik dabar iš kitos pusės. Atrodo kaip magija, bet iš karto pajunti, kad nugara tampa lengvesnė ir gali atrodyti elegantiškiau, be didelių pastangų. Bet kad būtų dar geriau, be to, kad darytum šiuos pratimus kasdien, gali užkirsti kelią tam, kad ši įtampa vėl kauptųsi. Šiame vaizdo įraše parodau šią 2 minučių seką, kurią gali atlikti prieš miegą. Be to, kad pašalins dienos įtampą, ji padės geriau išsimiegoti ir gali netgi padėti atsibusti be skausmo. Jei šiandien galėsiu tau padėti, nepamiršk pasidalinti šiuo vaizdo įrašu su žmogumi, kuriam to reikia, kuris jaučia skausmą, kuriam reikia pagerinti laikyseną. Tik tiek tavęs prašau. Padėk šiam vaizdo įrašui pasiekti tuos, kuriems jo reikia. Šiuo ir baigsiu. Apkabinu ir iki kito karto.